bus olimpiados atidarimas. Kokiam dar mieste šiandien atidaroma olimpiada? Tai Rusija yra šalis, o Rusijos mieste gal žinot kokiam? Sočyje, taip. Ir ten taip pat bus žaidžiamas ledo ritulis. Tai va šiandien apie ledo ritulį jums papasakos ledo ritulio mokyklos vadovas ir treneris Linas Paražynas. Nu, aš noriu supažindinti jūsų šitą sporto šaką. Jinai yra žiemos sporto šaka. Vasarą mes žaidžiam su lasdelėm šitokiom ir su kamoliukais. Tiesiog. O žiemą dedamės pačiūžėlės ir einam ant ledo. Ant ledo, matėte Akropolį ledo areną, kaip vaikai važinėja. O patys bandėt? Ne. Tai kad išmokti čiuožti, reikia turėti tokias pačiūžėlės su geležtėmis. Dedasi tokios pačiūžėlės ir tada slystam ant ledo. Žaidžia mergaitės. Vilniuje gal 4 mergaitės, Klaipėdoje taip pat. Mes Kaune turime 2 mergaitės. Kaimyninėse šalyse, Latvijoje, Baltarusijoje ir visoje Skandinavijoje yra merginų komandos, kur net žaidžia ir olimpinėse žaidynėse. Va, tai, kaip minėjau, kad yra vyriška sporto šaka, tai reiškia, kad vyrai gali ant ledo pasistumdyti. Kartais ir susimuša, tai jų nenubaudžia. Teisėjas nebent padaro didžiausią nuobaudą, pasodina pasėdėti 2 minutės. Ką reiškia 2 minutės? Tai nuobauda pasėdėti ant suoliuko, neleidžia žaisti. Va. O kaip tėveliai baiminasi, kad yra labai pavojinga sporto šaka, kad gali būti daug traumų, tai aš galėčiau pasiginčyti, kad visose sporto šakose galima gauti traumą, jeigu neatsargiai sportuoji, nedarai apšilimo. Reikia padaryti prieš sportą, prieš treniruotės, prieš varžybas gerą apšilimą ir tada tikrai negausite traumų. O kad negaut traumų, mes dedamės apsaugėlės. Ant galvos dedamės šalmą. Ant galvos ateik, matau, kai uždėsi. Čia mūsų mažasis vaikas, kur pirmus metus lanko, bet jau už pažangas turi medalį gražų. Dedasi šitais šalmas, deda grotos, kad neužsigautų veidas. Matot, vaikai? Tada yra šortai, kad nukritus ant užpakaliuko neužsigautų. Čia irgi visur apsaugos. Ant vajyčių dedasi, va šitaip, tokias apsaugėlės. Ant alkūnių irgi dedasi. Va šitaip, matot, uždedam ant alkūnių. Krenta ant alkūnės irgi neskauda. Matot? Eik padėk savo stepulėlės, irgi kampas laimėti. Krūtinė. Eik padėk šalia laimėti. Dedasi. Va, matukai. Prideda krūtinė. Tada dedasi pirštinaitės yra. Kad jeigu žaidžia ledo ritulį, užduotų per ranką, tikrai neskaudėtų. Ne? Va. Toliau ledo ritulį negalima žaisti be ko. Kas čia žinot, vaikai, žinot? Be ledo ritulio. Taip, čia yra ledo rituliukas. Ne kamuolys, ne kažkoks kitas ūgis, bet yra rituliukas, kuris yra mušamas į kur? Jūs viską žinot. Šaunuoliai. Tai esmė tokia, kad yra komandinė sporto šaka, ne individuali, ne vienas žaidžia, o visa komanda. Tai todėl reikia daug berniukų, daug mergaičių. Got your letter from the postman just the other day.
I decided to write you this song, and just to let you know exactly the way I feel, to let you know